Molėtų rajone Žvangučių kaime esanti Mikalauskų sodyba priešingybė prieš tai matytai. Modernus namas, moderni architektūra. Šeima šiuos namus statėsi poilsiui, kad turėtų kur pabėgti nuo miesto šurmulio. Ponia Asta sako, jog sodybos labai norėjo vyras. Ji pati manė, kad poilsis kaime ją galėtų žavėti nebent vyresnėme amžiuje. Tėtis Zulino atrado šitą sodybą labai netyčia. Kažkaip jisai domėjosi, važinėjo po rajonus ir paskui laikraščiais ten per draugus ir pasiūlė šitą vietą. Tada atsargiai mane atsivežė, sako, nu kaip tau. Nu aš sakau, nu nieko, bet sakau, nu nežinau, reikia pagalvoti. Bet vat kai būna, tu atvažiuoji tą vietą ir tu kažką pajunti, kad nu va tau smagu, gera, nu kažkas tavo. Nu ir kažkaip aš jam taip tyliai sakau, nu gerai, gal kažką pradedam daryti. Nu ir po to, pamažu, nu tas pamažu, tai čianais pusės metų nereikėjo ir pasistatė šitas namas. Ne tik poniai Astai, bet ir dukrai Indrei teko pratintis prie minties, kad visi savaitgaliai laisvalaikis bus leidžiamas čia. Tačiau labai greitai šeima suprato, čia gražu, gera ir visai neliūdna. Nereikia nei kompiuterio, nei miestietiškų pramogų. Viską atperka ežeras, gamta ir bendravimo džiaugsmas. Dabar Indrė sako, jei reikėtų rinktis, kur gyventi, sostinėje ar Žvangučiuose, nedvejodama pasirinktų kaimą. Kiekvieną savaitgalį vis laukiu, kada galėsi atvažiuoti čia. Susitikti su visais, iš tikrųjų, tas yra labai fain. Mama irgi nori važiuoti. Dabar jau gal tokio nėra, kuris nenorėtų. Dabar tai tikrai visi norim, nes, nu, jauku, smagu. Klinkerinės plytos, molinės šerpės, medis. Mikalauskai sako, kad jų ir architektų nuomonės daugeliu klausimų sutapo. Gal kiek neįprastai atrodo mėlyni langų rėmai. Juos išrinko sodybos šeimininkė. Paprasčiausiai pasiėmėm plytą ir remelius langų ir žiūrėjom, kas labiausiai tinka, atsimuša. Jisai norėjo, aišku, rudos spalvos, ta prasme, klasikos jau, natūralumo. Aš sakiau, nesimatys grožio šitų plytelių. Tada, aišku, architektai buvo mūsų prieš, nesakė, turi būti tik tai baltos langinės. Aš labai, ta prasme, va to tokio nemėgau kontrasto raudona-balta. Nu, taip patiliukai, sakau, kas bus, tai bus, bet tegul būna mėlyni langai. Langų rėmų spalva be ne vienintelis dalykas, dėl kurio sutuoktinių nuomonės išsiskyrė. Jie patenkinti savo sodybą, ją kurdami, kaip patys sako, sudėjo sielą ir jau 3 metus džiaugiasi jaukiais namais, poilsių kaime ir puikiais kaimynais. Dabar jau sodyba tai gyvenimo būdas. Mūsų visi savaitgaliai čionais. Nereikia galvoti, kur išlėkti, kur kažkur nuvažiuoti. Čianais ir geras, smagu. Ir visą laiką kviečiamės ir draugus, kad prašom ir labai retai būna vieni. Smagu, kad važiuoja. Mikalauskų valdas apžiūrėję architektai ir sodybos konkurentė šeimininkai netrukus imasi vertinimų. Bene daugiausia kritikos strėlių pažėrė Mindaugas. Aš čia negyvenčiau. Man kažkaip patinka, bet negyvenčiau. Man kažkaip trūksta to, tas priekinis pastatas užstoja vaizdą į ežerą labai stipriai. Ko gero nupirkčiau iš kaimynų tą sodybą ir nugriaučiau. Ko gero tai padaryčiau. Jeigu turėtum pinigų. Taip, žinoma, jeigu jie parduotų. Bet aš manau, kad šitas labai tas vaizdą užstoja stipriai, tas pastatas. Mane erzina. Gal šiek tiek kitokio stiliaus namo norėčiau kaime, galbūt. Man reikia šiek tiek patogumo daugiau negu gal tėčių. Tėčių visai kitaip jau yra, gal jisai norėtų paprasčiau senesniam pastate. Man, pavyzdžiui, su šeima, aš manau, kad būtų visai patogu gyventi tokiam name. Čia idėja yra kokybiško poilsio kaime. Sutvarkyta yra jau, sakykime, ir nebe kaimo augalais, ir visa architektūra yra ne kaimo. Taip, kad taip, miesto kultūra taip pat veržiasi kaimo. Žmonės norėjo vasarnamio. Šalia ežeras, aplink kaimas, gamta graži, Vilnius netoli. Idėja turėti vasarnamį točioje vietoje labai gera. Truputį per arti tas buvęs dvaro pastatas. Bet niekur nedings, reiškia, yra kaip yra, tiek to žemės čia tai buvo. Didelis namas, labai mažoji erdvėj, sakykime taip, kiemas tas pakankamai mažiukas, o namas labai didelis. Pushektaris dar turėtų būti čia. Kaip minimum. 4 žmonių šeimai, jis nėra labai didelis. Taip jisai pastatytas iš gerų medžiagų, iš medžiagų, kurios, pasakysim, tinka tiek Lietuvos kaimui, tiek gamtai. Klinkeris tikrai puikiai atrodo, natūrali medžiaga, lygiai taip pat natūralus ir, reiškia, tas
medis, šiek tiek stiklo, kadangi vis tiek tai yra modernus namas, šiek tiek. Jo yra ne šiek tiek, aš sakau, šiek tiek galbūt daugiau, negu dėrėtų būti kaime. Kiekvienas turi savo idėją. Aš idėjų daug turiu, bet tokios neturėjau. Aš nors ir buvęs mieste, bet daugiau likau kaimietis. Šiek tiek yra akmens, šiek tiek žalumos, vienas kitas medis. Švaru, jo, estetikos yra. Molinės čerpės, jeigu reiškia, turėsite laiko būtinai pafilmuoti stogą iš šiaurinės pusės. 3 metai žmonės čia gyvena, stogas įgauna vertę, jis jau žaliuoja. Ir tos čerpės nebėra tokios visos vienodos, kaip iš krautuvės tik nupirktos. Dar už kokių 3 metų jis bus toks keršas, gražus, vietomis juodas, vietomis raudonas. Man tai patinka tas, kad čia yra, čerpinis stogas. Man tas labai patinka. Tos plytos yra sendintos, tos klinkerinės plytos, tai jos jau irgi šiek tiek priartina tą visą prie kaimo. Balą? Kokį balą aš duočiau? 8 kokius. Aš būčiau daugiau statęs į pilį panašų. Jeigu jau statęs tokį namą. Jisai kažko, man jisai įdomus, bet pilis yra pilis. Tiek, kiek man ponia Asta pati pasakė, kad čia užsiima želdinimu pats vyras. Reiškia, jis to domisi, jis mėgsta tai daryti. Ir jeigu man profesionaliai akim sakyti, gal šiek tiek kai ko yra per daug, nes paskui jau reikalinga didelė priežiūra. Bet šiaip visumoje vertinčiau labai neblogai. Nišas labai mėgstu nuo tų laikų, kai norėjau bendrai studijuoti restauraciją ir pažiūrėkit, bet kokioje bažnyčioje, bet kokiam senam pastate tiek yra nišų ir vis tik tai gražu, tiek fasade reiškia, tiek viduj. Į tą nišą įdėjus kažką tai tokio konkretesnio, iš karto namas gautų savo kaip kažkokį tai vardą, sakykim, kažką tai. Labai nustebino rožės, nes jas labai mėgstu ir vieta jom parinkta labai gražiai. Nes čia vis tik šeimininkai turėjo apsispręsti, rožėm reikalinga didžiulė priežiūra. Reiškia, tai yra, jos yra mylimos. Gėlynai. Yra moterų, kas turėtų būti. kurios tikrai padaro savo. Sukuria savo grožį. Yra tokių akcentų, yra gražių akcentų. Mes kaip vyrai negalim savo tiek leisti. Galva guldau, kad 5 km spindulių tokios spalvos niekur nerasi. Nebent koks autobusas tarybinių laikų. Savotiška ta spalvelė, norėjo žmonės mėlynų langų. Tegul turi mėlynus. Šita spalva tokia mėlyna, kada, sakykime, jeigu spalvų teorijos reikalauja, kad ten yra kažkiek šiltų spalvų ir paskui atsvara šaltos spalvos, tai čia būtent tai ir yra įvertinta ir žiūrisi. Aišku, jeigu kaimo kontekste, tai sakytume, kad, gal ir keistai. Bet, kaip šeimininkas sakė, nedarykim visiškai paprasto, sako, supurtikim žvangučius. Tai gal tegu būna tie langai kažkokio tai ryškesnė spalva. Stilistinis vientisumas reiškia, viskas čia labai vientisa iš tų vienodų medžiagų. Išskyrus tai, ką pavadintume mažą architektūrą, reiškia, tai būtų tvora ir fontanas. O toliau viskas gerai. Kam reikėjo tokios tvoros bendrai reiškia? Jinai neatlieka tos funkcijos, į ką daug kas eina, kad žinai, jokie kaimynai nematytų. Ir pasakysim taip, jinai tikrai nepuošia. Čia ką, kad kaimyno šone iššoktų, tai iššoks, jeigu didesnis. Ją bent želdinti reikėjo kažkaip skaldyti, nežinau. Tvora tai nemanau, kad per aukšta, tik sakau, jinai labai arti namą. Aš statyčiau dar aukštesnį. Nes tada žmonės kopiečiom liptų ir žiūrėtų, kas tengi darosi. Interjeras yra patogus, šiuolaikiškas. Šiuolaikiškas ir patogus, manau. Tai ko gero šeimininkai darė pagal savo poreikius. Man patinka, kad yra ąžuolas. Ąžuolas ir akmuo man viskas. Bėda tame galbūt, kad mes čia visko matom per daug. Gal pradėsime nuo bėdos. Mes dabar atėjom iš terasos. Tanoj pusėje pagrindinis įėjimas. Su funkcija ten viskas tvarko, yra drabužinė praėjimas į vaciuką, išėjimas iš garažo, virtuvė, tais keliais laipteliais nulipami svetainę. Tai duoda, kad iš svetainės tas išėjimas į gamtą reiškia yra žemesnis be laiptukų ir svetainė automatiškai lubos paaukštėja. Su erdvėm ir su funkcija čia viskas yra tvarko, čia biški gal truputį, kaip pasakytų kalbininkai, yra per daug įvairių medžiagų. Nes jeigu čia stovėdamas, aš matau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
8 skirtingas medžiagas. Tokiai nedidelė erdvė, gal truputį daugiau. Kiek spalvų mačiau? Ne, tiek medžiagų mačiau, 8. Nu tai 8. Vis dėlto šito reikėtų vengti ir... Taip, šito vis tik tai per mažytę ta erdvė tokia, kad tiek visko pridėti reiškia. Nu, čia yra minusas, pasakysim taip. To reiktų vengti. Štai tokie šios sodybos vertinimai. Dabar jūsų eilė pareikšti savo nuomonę. Priminsime, jog trumpaisiais telefono numeriais už patikusias sodybas galite balsuoti dar pusvalandį po laidos. Internautų balsai laukiami iki pirmadienio vakaro. Balsuoti galite svetainėje www.sodovizija.lt. Atsisveikindami projekto dalyviams įteikiame dovaną. Kriaučiūnams žurnalo Statyk praktinis būsto vadovas metinę prenumeratą, Mikalauskai visus metus galės skaityti žurnalo Namas ir aš numerius. Tai buvo 2 paskutinės konkurse dalyvaujančios sodybos. Kitą penktadienį pirmasis finalas, kuriame dėl šauniausios titulo varžysis Semionovų, Teikertų, Alunderių ir Vilbikų sodybos. Visos sodybos yra panašaus svorio kategorijos, jos kažkas tai bendro tarp jų yra. Aš iš tikrųjų turiu savo favoritą sodybą, jinai man labai patinka todėl, kad ten yra visuma. Siekiamybė yra, kad tai būtų harmonija ir kad aplinka ir pastatas ir interjeras būtų vieninga ir tai būtų nuoseklu ir gražu. Lyg nėra labai tokios aiškios, visiškai favoritės arba visiškai atsilikėlės. Visas tikrai galima sakyti, kad bendras lygis yra aukštas. Informacinis partneris žurnalas Statyk praktinis būsto vadovas.